Palauk, dar lūpnešiai ir tau sudėsiu. Gerai. Tai apsaugo tave Dievas. Būk atsargus, Petriui. Tave irgi. Viskas bus gerai. Jau keliausiu. Tai Dievas su tavim. Prašau grįžt saugus. Labas, pramu. Užeik. Įdomu, palauk. Viskas bus gerai. Viskas Alina. Prašom, sėskite prie stalo. Susirinkome šiandien šią ramią kūčių naktį. Pasižiūrėsime. Tėve mūsų, kuris esi. Jie sugrįž. Jie sugrįž, Dieve, padėk, kad jie sugrįžtų. Dievas jiems padės. Dievas jiems padės, mes nesimelsime. Dievas mūsų saugo. Tai prašom, prisėskite. Neteisybė šiais laikais. Vyrai turi išeiti į miškus, kad nekovotų prieš tokias nesąmonės. Aš nesuprantu, mano bronius toks jaunas, dar vaikų neturim. Kada tiems vaikams ateis laikas? Kada ateis tas laikas tiems vaikams? Dar toks jaunas, gražus. Dievas padės. Man... Taip jau noriu sužinoti, kaip ten sekasi. Kada aš pamatysiu, ar iš vis pamatysim. Kodėl tokie baisūs dalykai turi vykti pasaulyje? Viskas bus gerai. Ašaros rieda, man sunku, norėčiau užmigti ir nepapust. Aš noriu tik likti su savo vaiku, bet dar kažkiek dar turi širdžių. Petriuko nebėra dabar, karvės jau man turėsiu melžti. Bet nesvarbu dabar. Petriuk! Jie grįžo! O, brolis grįžo, mama! Čiumpam viską! Jam rašės ir neša! Zabaliukus! Идем отсюда!
Dieve. O Dieve. Palauk, Alinutė. Alinutė. Aš grįšiu per mūsų. Paim. Petriuk. 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 Сочельников! metais sovietams antrą kartą okupavus Lietuvą buvo paskelbta vyrų, gimusių 1909–1926 metais mobilizacija. Dėl šios priežasties dauguma vyrų išsislapstė, vieni miškus, kiti kas kur. Valsčiuje pasklido žinia apie galimas represijas, tačiau niekas nežinojo, kad kas gali nutikti per šventas kalėdas. Užtat antrosios šventų kalėdų dienos rytui Alfonso Liubausko sodybą Pelaniškiuose apsupo būrys kareivių ir stribų. Jie puolė į tvartą, kuriame slėpėsi Alfonso Liubausko giminaičiai. Vienas iš jų buvo jaunesnysis brolis Pranas, kuris save pasisenino, jog nereikėtų eiti į karą. Stribai giminaičius nušovė, daržinę padegė, nuo Alfonso, kuris tuo metu buvo troboje su savo žmona Bronislava, pašovė ir įmetė į ugnį. Būtent dėl šios priežasties ši diena yra praminta kruvinomis kalėdomis arba kūčiomis.